Praėjusią serijoje jūs arba matėt, arba praleidot, kaip aš pradėjau daryti valtį, kad dovanos vienam iš prenumeratorių. Vis dar galite mane pasiekti, tokiu būdu gal bus tas laimingas, kad laimės man valtį. O šiandien jau sakau linkėjimą iš saulėtojus Žemaitėjais. Jeigu atmovėte telšius su motociklo, kokiu kitų berbalų, nežinot, ko čia reikia veikti, aš jums parodys. 10 top lankomiausių vietų atlieku su motociklu į telšius kartu su gidu Šoviniausku. Važiuojame į ekskursiją. Atvažiuojam prie Žemaičių kaimo muziejaus. Dėl iš kur tas malūns atsiras vidurė, tai Žemaičių kaimo muziejus ir yra. O šito veito ir prie muziejaus, aišku, netgi muziejau, ne prie muziejaus, ir malūns. Pirmo veitą ir yra malūns. Tai čia tikrai ne viens video įprasidėjęs. Aš dabar gal nerasiu, bet tikrai Paulius Samoškai darys video ir kiti. Tai tikrai ne viens pasidarys. Ir čia jūs galite irgi pradėti savo kelionę telšiuot. Važiuojat prie malūną, pasidarot portigrafijai ir leidu toliau. Leidu aš. Tas žvejys tikrai neturėjo būti patenkins mano vizitu. Kažin žuvis abaidos su toj garsą, ne. Gal ne. Antroji vieta, kad siūlau aplankyti, yra muziejaus Alka aikštelė. Čia tikrai vakaras renkas jaunims, o jeigu atvažiuojus darbą metu, labai siūlau aplankyti muziejų Alka. Patranka, muziejus Alka, ir to ir to antrą tašką. Tikrai rekomenduoju. Važiuojame į trečią vietą. Ypatinga vieta, kad vadinas Guriaus žėjids. Guriaus žėjids, matot, kiek čia vyra atsižymėjusi. Jau vos ne Audi gaunas. Vein žėjids, antra žėjids, čia. Veita, kad gal rasti netgi vedus į Google Maps. Parašot Gurio žiedas ir išmet, kad Gurio žiedas ir čia prie Telšių. Čia galite atvažiuoti, atsižymėti, galite atvažiuoti nuotrauką pasidaryti. Kas įdomi, čia yra. Tai įdomi, kad tas Gurio žėjids tor, kaip ir 4 kryptis, šano gali 4 kryptis išvažiuoti. Veina į Telšius nuves, kitą nuves link Šiaulių plentą, kitą virš sodybos Širdies paunksmį ir į Šiaulių plentą, o ketvirtą nuves niekur į paprastą peivą. Pabandom pavyzdėti, kaip čia iš viršaus atrodo ta peiva. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, ain't something like a mobile. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artists out the rain. Nebejotina viena iš lankytinų vietų yra Džiugo Numa. Džiugo Sūriaus Numa. Atvažiuojate atsigert kavos, suėdit pyragiok ir galite važiuoti toliau. Nepamirškit nuotrauks. Tai čia jūs galite rasti visokiausių rūšių sūriaus, netgi 100 mėnesių brandinimą, visokių skaniestų ir galite, aišku, pakaštavoti ir ledų. Vadinas Telšių Akropolis, o oficialus pavadinimas yra prekybos centras. Prekybos centre man jūs galite rasti visko. Aš tai noriu kažko nusipirkti atsigerti, einam į prekybos centrą. Tai kas ne telšiškis esat, tai tikrai rekomenduoju aplankyti to prekybos centrą. Dažniausiai žmonės nustemba, kiek čia visko yra.
Čia visko iš tikrųjų ir žiauriai daug, bet man labiausiai šiandien domina gėrimą. Tai gėrimų čia irgi visa krūva, bet ko aš esu naujo radęs, tai yra, netgi matos, visų įdaugo to jau mažė. Toks savo žalis, mandarino verdė. Redakcijai kaip tik. Nu, žinokit, atvažiavau į Veitą, kur ir skaniausi kebabą. Viskas būtum gera, bet bišk per vėlą atvažiavau, tai šiandien nebišės be pakaštavoti. Bet jeigu aš atvažiuočiau į Telšius, aš iš karto, jeigu norėčiau jėsti, atvažiuočiau čia į Simono Daukanto gatvį ir išsirinkčiau kažką skanį iš to viso meniu. Nes čia tikrai į ko pakaštavoti. Meksikano bowls ir favoritas, aš sakyčiau, tai tikras skaniausias kebaba, Telšius prieš jūs sakys. Visas nuorodas jūs galite rasti komentarus, aprašymį sudėsiu ir tikrai rasti. 313 Group, maisto vagonėlis, Simono Daukanto gatvė. Rekomendacijai. Žinia veikia, ne? O turėjai da veikti? Sekantį Veitą, kokį noriu jums parodyti, tai yra Telšių Majamis. Įvažiuojame iš Kauno gatvės ir privažiuojam prie pat vandens. O taip atrodo Majamis. Telšių Majamie dar net aikštelį išasfaltavo, kas į žiaurę gera. Gali privažiuoti prie pat vandens, pasižiūrėti saulėlydį arba tiesiog piknikauti. Telšius būnant ir iš Telšių išvažiuoti nepakaštavojus Sureliaus magijai būtam tikra nuodėmė. Geriausia Surelė kaštavojas gražioje ir aplinko. Telšių Majamis, Surelis ir čia jau yra dar viena vieta, kad jums reikia aplankyti būnant Telšius. Nesakyk, kad nežinojot, kad Surelė magijai darom Telšius. Daromi valgom. Jeigu jūs nemėgstat kebabų, tai ir norit kažko pakaštavoti kitko, tai žinai, čištas ir toks čeburekienį, kur galit atvažiuoti pakaštavoti Telšių čeburiekų, kad ir tikra didelį. Ir žinau, kad ta čeburekienį dar ir pizzas dabar pradėjo kepti. Aišku, ten dabar jau neapdirbs, nes aš jau važiuoju praktišką naktį. Bet dainos čia jūs tikrai galite atvažiuoti čia ir pasikaštavoti ir čeburiekų, ir pizzų. Nu, aišku, nedirbam. Kažkas parašyt. Pažiūrim, kažkas parašyt. Kas čia parašyt. Darbo laiks keitas, tiesiog parašyt. Tai va. Tai čia da yra čeburekien. Čia toks ekstra taškėlis tegu būm. Dar viena vieta, katrą noriu parodyti, yra didžioji prieplauka. Nedaug čia kas jį priplaukiant, bet čia gali vandens dviratį išsinuomoti. Svarbu ir sustoti. Ir privažiuojat prie pat vandens. Ko čia įžymi Veitą beveik. Aš nežinau, gal kokį 60% žmonių, kad žad parduoti motociklą arba mašiną, dažniausiai atvažiuon čia, nusifotografuon ir tada deda skelbimus. Žiūrėk, kokį Veitą. Nu, čia stau tokį žymį kavienį, nu dar neveik, gal kažkad veiks. Ir čia turėjom ves pakronti. Nu, graži Veitą, nesakykit. Tikra susitikimam arba pasibuvimam tikra tinka. Nežinau, gal jūs nepraleidot, gal matėt, kur aš telefoną ieškojau. Tai čia jau dabar viskas yra užtaisyta. Ir jau dabar čia nieko nebištiektum paieškoti. Bet jūs vis dar galite pažiūrėti, kas man
čištas pavyko rasti. O, policija kažko atvažiavo. Aš nežinau, jūs skaitot knygas, bet jeigu skaitot knygas, tai jį labai gera. O gal netgi esat skaitę Sonny Borgeriaus knygą apie bikerius. Vienas iš Hells Angels klubo įkūrėjų. Tai Hells Angels klubą turėjome Telšiaus rondos. Čia, kas yra įdomi, tai yra iš fasado išlindęs motociklas, kadangi aš vis dar esu oficialus ir tikras gids su licencija, tai vienu punktu dėsiu rimtą. Žalgirio gatvė. Žalgirio gatvė, užvažiavinim Kalnioką. Jūs galit rasti, negalit, jūs rasti cerkvę. O, čia šitas į cerkvę. Žiūrėkit, čia į cerkvę. Aišku, aš gal biški vėla čia, bet gal nepyks nieks šitą didelę. Cerkvės šventorius nėra užrakins. Tik tas sklostėlis. Sklostėlį atsklendat ir galite užeiti. Aptvert teritorijai. Varpinį turėtų būti. Mus taip ir yra. Ir čia yra toks unikalus pastats iš tikrųjų. Unikalus pastats ne tik ant Telšių, bet aš sakyčiau, kad ir Lietuvo. Žikanom dar remontuojam jau. Jau biškilėlį. Aš šiaip kirilicą skaityti moku. Nu, bet biški tikra tingu. Čia surašyta, kad matau, kada vyks mešis, tai Liepos 6 matau, kad bus. Ir rugpjūčio 8. Čia yra lenta, kur visa informacija surašyta apie nan, bet skaityti net nereikia, aš jums tai pasakyti. Mano Žnogaras, Švento Mikalojaus stebukladarį cerkvė. Ana ypatingai tauka Lietuvoje yra vienintelis kubizmo pavyzdys. Aš daugiau kubizmo Lietuvoje tikrai nežinau. 10 metrų tiep, 10 metrų tiep, 10 metrų tiep, vis einas ir aukšt vienods. Kubs toksa išties į viršų. Ir kas dar įdomiai ir, kad ta cerkvė pastatyta jau kuomet buvo atgauta mažai bažnytėlį, tada čištas ant Malūnų kalno pastatė ant cerkvį. Tai va toks susijams ir su Telšiais, ir su kitom bažnyčiom. Įdomi, tikra ir vienintelį tokį ant visos Lietuvos, o Žemaitijos ypatinga. Tai tikrai galite atvažiuoti aplankyti. Cerkvė dar pavyzdėm, Žalgirio gatvė 8, toks adres. O kas dar įdomiai, ir Žalgirio gatvė stau toks daržėlis, nikštoks. Aš ton daržėlį esu pabaigęs. O, kokia įdomybė. Aš čia jau į daržėlį. Nikštoks vadinos. Ir apsivadėm. Dar vienas taškėlis, katron jums noriu parodyti ir rekomenduoti, tai ir Linuokis aikštelė. Net nežinau, kodėl taip yra, bet labai daug motociklistų, mažų ypač, susirenk čia, pasistato savo baikus ir jien valgyti, man rods, kad čia koldūnų. Kas įdomi, kad čia dar šveis, tebe šveit. Bet jaučka jau niks neapdirba. Reikia atpažiūrėti, ar čia bedirb, kas neapdirba. Juk neapdirbat jau? Ne, Aš sakau. Aišku, te. Nu gerai. Nu, kaip jau sakiau, neapdirb, bet tikrai daug čia motociklistų važiuon ir čia būn liktai skaniausi. Negali pakaštavoti šiandien koldūną. Tai čia galite pakaštavoti koldūnų. Į Linuokis aikštelę atvažiavim. Aunam į paskutinio įveitą. Paskutinio įveitą. Dailio Kinca yra stipri veita. Visų pirma,
pirma pasakykėm taip, kad jeigu nedailiokins, telšiaus teikmenų tikra nebūtų. Ir dailiokins tikra užaugins ne vieną menininką. Manau, dar ne vieną užaugins. Ja, tai čia mes turėjom aikštelį, kur gali sustoti, pasivakščioti po skulptūrų parką. Aš čia tik privažiavau, tik biškį pristosiu. Čia turėjom visą skulptūrų parką. Išmėtytas skulptūrus, gal ramiai vakščioti palei Vės ežerą. Turėjom bendrabutį ir aplink bendrabutį ir aplink pačią akademiją išmėtyta tikra daug meno kūrinių. Taip atrodo dailiokins. Pažiūram, kiek dabar vyr Chebros jau muziejaus aikštelė. Pildos iškart. Jau vakarie ir iškart muziejaus aikštelė. Daugiau kompanijas. Iškart. Jau visai nebloga sutema, kol apvažiavau visus tas veitelis. Aišku, tas veitų sąrašas gali peldytis, čia gali prigalvoti datų veitų. Ir jūsų veids gali būti visai kietas, bet mano pasirinkimą aš važiuočiau per tas veids. Atvažiuojate telšius, aplankot, parodyti tas veitas ir išvažiuojat kontinį. Tikra būtina kažko reik telšius atsigerti, tikra pakaštavoti. Palei ežerą gali pasivakščioti, palei Vės ežerą, čia ir visko. Visokiausių prieplaukų, visokiausių takėlių. Visur gal apėti apvažiuoti. Ir jeigu norit naudokitės, o jeigu norit naudokitės. Jeigu jums dar keliant klausims, kaip su valtim reikala, tai su valtim, žinokit, reikalai tokiai. Valtis gaminas, bet tarpus bus viens kits ir kitokesnis vidoks. Nepamirškit užsiprenumeruoti, galit pakomentuoti, kur labiausiai jums patinka. Visas veitas rasit aprašymi, aplankykit ir sakykit, kur dar reikėt nuvažiuoti. O dabar dėkui, kad veizėjot ir iki kiet susitikimą. Praeito serijoje jūs matėt, kaip aš pradėjau dirbti valtį. Kaip aš nusipirkau lentas. Stop recording. Stop recording. Gal reik nusifilmuoti pradžią. Jeigu tim blogo girdėjos, tai žinokit, kad praeito serijoje jūs praleidot, kaip aš pradėjau gaminti valtį. Ne vienas video čia ir prasidėjęs ir to paties Pauliaus ir kitų youtuberių ir tiktokerių. Dabar misija vadinasi persekioti draugą. Jeigu rimta, tai aš galvoju, kad nepadviguminsiam tų prenumeratorių skaičiaus, tai man tos valtis nereikės dovanoti. Nes aš tikrai važiuočiau į lynų žvejybą ir žvejaučiau lynus pats. Tai jeigu nenorit neprenumeruoti, iš tikrųjų, paliks tą valtį man, bus dar įdomiau. Važiuoju numiai, jungit lauką.